Sveiki, pristatau anamnezės. Tai anamnezės suvestinė naudojant dirbtinį intelektą ir e-sveikatos sistemas. Ir noriu papasakoti istoriją apie gydytoją, netokį ir lėtą gydytoją, kuris tikrai sugeba apsisukti per jam duotą laiką ir pakonsultuoti reikiamą kiekį pacientų per dieną. Bet dienos pabaigoje jis yra išsekęs, pavargęs, bet vis dar tebegalvojantis apie savo pacientus ir kaip jiems geriausiai padėti. Na ir kaipgi sutaupyti to laiko, kurį galima būtų skirti kokybiškai kalbantis su pacientu, jį apžiūrinėjant, o ne nuolant įsistebeilius į ekraną. Ir kągi mato pacientas atvykęs į gydytojo kabinetą. Tai būtent į ekraną žiūrint į gydytoją. O ko pacientas tikisi? Ne kartą kaip gydytojai man yra tekę girdėti, kad mažiausiai pacientas tikisi, kad dar prieš įžengiant į kabinetą gydytojas jau bus susipažinęs arba gali matyti jo sveikatos istoriją e-sveikatos sistemoje. Taip ir yra, bet jos paieškos užtrunka tikrai labai ilgai ir to laiko paciento apžiūros sąskaita. Taigi, gydytojas ėmė sukti galvą, ką daryti, kad paciento apžiūros ir gyvo bendravimo laikas prailgėtų, o informacijos pildymo ir informacijos ieškojimo laikas sutrumpėtų, bet būtų tikrai efektyvus. Jisai atvyko į Health Tech akceleratorių, čia susibūrė kompetitingų savo srities ekspertų ir žinovų komandą ir kad įsitikintų, jog tai nėra vieno gydytojo išsigalvojimas į problemą, pirmiausia apklausė daugiau gydytojų ir padarė komanda išvadą, jog išties gydytojai skundžiasi laiko trūkumu, o informacijos paieška yra sudėtinga. Dėl to buvo sukurtas anamnezės algoritmas, naudojantis e-sveikatos sistemomis ir dirbtinio intelekto pagalba. Tai yra struktūruota anamnezės suvestinė specializuota pagal ligą ir pritaikyta konkrečiam gydytojų specialistui. Na, pavyzdžiui, mūsų atveju gydytojui pulmonologui, kreipiantis pacientui dėl skundų susijusių su astma. Tokio produkto įdiegimas sutaupytų tikrai daugiau laiko gydytojui, kas leistų skirti dėmesio pacientui asmeninio, individualizuoto, pagerėtų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir be abejo būtų laimingesni gydytojai. Nežinau, ar ši istorija turės laimingą pabaigą, bet žinau vieną, kad gydytojas šiame kelyje išmoko daug naujų dalykų, susirado draugų, o sveikatos inovacijų ir personalizuotos medicinos lauke nėra vienas karys. Ačiū už dėmesį.